žaidimas. Manau, varžovai nežaidė tikrai pilną jėgą ir Rusis nežaidė. Ir dar keli žaidėjai pas jos nežaidė didelis minučių skaičius, neįsiskyrė didelių minučių skaičių, bet smagu laimėti, smagu grįžti į Kauną ir smagu būdavo dar vieną pergalę Atostogaujant. Donatai, supridėti jau 8 rungtynes, liko dar 6. Ar ką per jas, kaip manai, ką pirmiausia reikėtų? Gerinti gynybą, gerinti gynybinės rotacijas, turiu minėti čempionato metu, treneris negali pakartojęs realiavimo minutėm pusvienį svarbiausių akcentų, kad gynybinės rotacijos turi veikti kaip laikrodis ir dar vis būna klaidų ir pasitaiko jų ir ne viena ir ne dvi ir pats padarau ir kiti padaro ir turiu minėti. Viskas gerai, kas gerai baigėsi, turiu minėti kol kas pasidraugusios varžybas, bet čempionato metu tai gali brangiai kainuoti. O kaip komanda, kiek pats reikės po 8 pergalių iš eilės? Čia draugiškos varžybos, aš abejoju, čia reiktų žiūrėti jas labai rimtai. Manyčiau, kad čempionato pergalės bus daug svarbesnės negu šitos. Nė viena šita pirminė pergalė nebus skaičiuojama čempionate kaip pergalė.